Sveikučiai, sveikinuosi su jumis jau iš šiokios tokios ateities, jau pirmą video intro įkėliau ir labai norėjau atsiprašyti, kad nukirtau viską taip labai aštriai. Tiesiog pamačiau, kad jau labai ilgas video gaunas, tai ir nukirtau, taip palikau jūs ant skardžio, kaip sako. Norėjau pasakyti tik vieną dalyką, malonaus žiūrėjimo, ir kitą dalyką, tai kad bus kadrai visi nebaisiai tvarkingi. Esmė, kodėl, tai buvo mano pirmas ilgesnis filmavimas su šitą kamerytę ir labai daug pasibandymų buvo tiek su kur jinai pastatyta, ar ant krūtinės, ar ant galvos, tiek su pagreitinimo efektais, tiek su viskuo. Tai tikrai ne visi kadrai bus geriausios kokybės, bet filmavau viską ir didžiuma video, ką jūs matysit, yra iš balandžio mėnesio, daugmaž balandžio vidurys, balandžio antra pusė. Kiek mažiau yra jau gegužė, jau yra gegužės vidurys, kai aš filmuoju dabar filmuoju, čia jau gegužės vidurys. Tai jau didžiuma tokių svarbiausių dalykų padaryta, aš jau su aparatu dirbu. Dar aišku, čia galima jį krapštyti ir tobulinti iki kažin kada, bet aš tikriausiai tai darysiu vasarą, nes tikrai man reikia pasivyti su darbais. 2 dienų taisymas tapo 1 savaitės ir tai po 12 valandų į dieną ir tikrai dar, bent jau sutvarkau tiek, kad galiu dirbti. Tai va, malonaus žiūrėjimo. Peace. Taip, kažin kokios didelės tvarkos čia nedariau, tiesiog, kad būtų priėjimo. Ir dabar tikriausiai, nuo ko pradėsime. Čia yra tokia plokštė. Šitos plokštės yra tokie oro kanalai. Iki galo nesiaiškinu, kam jie skirti. Bet jeigu neklystu, jie kaip laikinas oro rezervuaras. Nes kaip tie pneumatiniai kūjai veikia, tai mes turim didelį ratą. Jisai sukasi su tuo varikliu. Ir čia yra alkūninis velinas, ir čia yra cilindras, kuris juda pirmyn atgal ir orą judina. Orą judina, su pedalu reguliuoji oro reguliavimo cilindrą ir tada juda kalamoji babkė. Va. Ir kai jis nedirba, man atrodo, tas oras, jis eina į šitą reikalą. Tai va, dabar jūs susidėsiu ant galvos, ant šalmų. Kad matytumėt, ką dirbu. Nežinau, ar geriau ant šalmo, nes turiu ant krūtinės dėklą, kadangi čia pirmas bandymas, pasižiūrėsim, gal geriau taip. Tai va, tai beveik garantuoju, kad atidarysiu ir čia bėgs, pažliaugs tepalai. Taip, tai reikia pasiruošti iš karto atitinkamai skudurėcų. Aš kadangi žmogus, kuris mėgsta flanelinius marškinius, labai turiu labai daug. Tai ir jie puikiai tinka skuduram, kai juos tyčia arba netyčia sudeginu. Dažniausiai netyčia, aišku, bet taip jau tokia jau piromano dalia. Taip, padedam šučia. Šučia padedam. Tada turėjau kažkur tokį dalyką. Skyrimo muzika fone groja, nes jinai nėra, man atrodo, copyrighted ir galiu aš ją čia leisti. Va, o šito dalyko ieškau. Išsiurbti. Kepaliuką reikės, nes jo čia visą laiką būna prisikaupę tokiuose kanaluose. Taip. Jau labai tokia dalia mažų dirbtuvių. Viskas yra sudėta ant lentynų arba amžinam bardake. Čia šiaip per šitą kamerytę gal taip neatrodo, bet čia yra vos 20 kvadratų. Ir vis tiek, kiek vietos užima šitas daiktas, visi įrankiai, balionai,
Tai toliau, pas mane beveik viskas ant ratukų, kad būtų patogiau dirbti, nes, nu, kitaip, nei čia būna bardakas. Tai bardakas, būna didesnis bardakas. Taip, imam raktelius. Šitų gal pradžiai gyvenimo užteks. Taip, čia visur centimetriniai varžtai, kai kurie jau nuo to lupimo nulūžę, tai planas išsukt, sutvarkyt, įdėti naują tarpinę ir tikriausiai ateities perspektyvoje šitą uždengsiu kažkokią reikia gražesnį sugalvoti, nes čia, nu gerai parašyta čia RSFR, Amurski, Sovnarkhoz, Белогорский, Мехзавод, Молот, PM50. Номер neišlaikys, 59 metai. Tai va, žiauriai toli pagamintas daiktas, kas nežinot, už kokių 6000 kilometrų, man atrodo. Taip. Kur čia rakteliai? Ir ant žemės raktelis veikimas. Pasižiūrima. Čia net kai kas gal net stipriai nebuvo mano priveršta. Ne, normaliai. Bet, sakau, beveik viskas čia ant šitos plokštės laikosi ant teflono. Nes visi sriegiai tiesiog ant tiek nuėję, tai nupirkau sriegių remontavimo rinkinuką, jeigu jisai čia padės, nes jeigu gerai prisimenu, čia net kai kur net nebėra ant ko užsukti, aš realiai ten tiesiog užkišęs tas skyles. Kaip matot, šitas pneumatas visas labai aptekęs tepalais. Aišku, jūs skambės juokingai, bet gali būti, kad imsiu vieną dieną, aš jį nuriebalinsiu visą. Šiaip tai ką aš irgi turiu, blecha, tam įrankių. O aš čia žaidžiu, kur aš tą daiktą čia turiu vakas. Va. Rekomenduoju vis užeiti į Lidlą, va tokių va dalykėlių papigiai. Taip. Gal uždėsiu iš šono, nes čia gali būti labai didelė tešlynė. Vis tiek reikia parodyti biškai procesų dėlinį, pagreitinti. Pirštinės, nes ko labiausiai nemėgstu tepalautų rankų, va kaip barštukai apvynioti teflonu. Taip. Na. Nebėga. Smardukas. Tai va čia, pamenu, ant tiek buvo nesandaru. Čia yra originali tarpinė, bet jau man atrodo originali, ant kurios dar dėjau neoriginalią tarpinę, ta prasme, jau mano uždėta, bet akivaizdu, kad nelabai padėjo. Tai ją reikės, kaip prikepus. Nu tai žodžiu, visą šitą plokštę reikės valyt, kad sandarumas vėl būtų. O. Tarzla. Tiek, padedam šitų į šonų. O, biškai tepalaizer. Čia tai tikiuosi nerūdys, nes jeigu čia rūdys, tai labai liūdna. Nėra tada gerai. Jo, panašiau, kad čia rūdys. Nu, tikėkimės vidus gražiau atrodo. Ir va, ką turėjau omeny. Visur nuėję šaibon, va, kuris nulūžęs varžtas. Čia iš viso išpuvę. Čia irgi išpuvę, nu, bet gal išeis patvarkyti, nu, nes reikia užveržt.
Tai va, bandysim, žiūrėsim, gal kažkas gausis. Dabar pirmą reikia tapaliuką visą išsiurpt. Ok, pirmas veilas, tas šūdukas jis nieko nesiurbė ir... Niekas negimė žinodamas, kad jis toks šūdinas. Tai va, turiu kažkur normalesnį, bet nežinau kur, gal kitam garažė kokiam, tai... Einu ieškot, nes reikia išsiurbti ir išvalyti, kaip man išsiurbti, jeigu aš nežinau kaip išsiurbti. Einu ieškot siurbliuko.